jaučiu, rūgštingumas man padidėja, tai rodo, va, visą laiką mes namuose turim gėliuką dėl rūgštingumo, dėl refliukso, bet man tai dėl rūgštingumo jaučiu, kad čia kažkoks tai negerumas. Kelias savaitės valgėm visokį tokį maistą, aš labai jaučiu, kad atsigeris pati pupa, kad pavalgau, pavyzdžiui, per mažai salotų, tikriausiai va, tas rūgštingumas įsibalansuoja organizme ir viskas. Tai anksčiau atrodo jaunystėje to nebūdavo, valgydavai ten 0 salotų, taigi picos visokios sumuštiniai būdavo ir nesvarbu, o dabar ne. Dabar, pavyzdžiui, va, jeigu kavos daugiau negu 3 puodeliai ir jeigu juoda, jau iš karto negerai. Jeigu ryte aš per mažai pavalgau, išgeriu kavą, negerai. Tai gal ir tau, tai va, turėk omeny, labai šitas geras dalykas ir dėl rūgštingumo, labai skanus, išgeri taip, gali su vandenuku ir padeda dėl rūgštingumo. Galima nuo 6 mėnesiukų. Šitą mažylį irgi neštumo metu aš irgi geriau, nes neštumo metu labai rūgštingumas kyla man. Viskas, super. Šaunuolė.